kas dar manęs nežino, tai esu Indrė Dauberinė, organizacijų psichologė ir būsima emocinės gerovės konsultantė. Šiandien praktikuosime kvėpavimą kvadratu. Tai struktūruotas kvėpavimo būdas, kuris padeda stabilizuoti nervų sistemą ir mažinti fiziologinę įtampą. Kvėpavimo reguliavimas yra vienas iš savireguliacijos įrankių. Būtent lėtas, ritmiškas kvėpavimas padeda sumažinti simpatinės nervų sistemos aktyvumą. Tai yra sistemos, kuri atsakinga už reakciją į stresą. Tyrimai rodo, kad tolygus ir lėtas kvėpavimas mažina širdies ritmą, stabilizuoja kraujospūdį, gerina dėmesio koncentraciją, mažina subjektyvų nerimo lygį. Kvėpavimas kvadratu naudojamas ir aukšto streso situacijose, kai norime išlaikyti aiškų mąstymą ir emocinį stabilumą. Kvėpavimo kvadratu technika susideda iš 4 vienodų dalių. Tai yra įkvėpimas, sulaikymas, iškvėpimas ir vėl sulaikymas. Tarsi pieštume kvadratą. Visos dalys yra vienodo ilgio. Taigi, dabar ramiai atsisėskite, patogiai. Pėdos remiasi į grindis. Rankos laisvai padėtos. Nugara tiek tiesi, kiek patogu. Jei norite, galite užmerkti akis. Pirmiausia, nieko nekeiskime. Kvėpuokime taip, kaip įprasta. Atkreipkime dėmesį į oro judėjimą per nosį. Įkvepiant oras šiek tiek vėsesnis, o iškvepiant šiek tiek šiltesnis. Galite pastebėti, kaip įkvepiant pakyla krūtinė ar pilvas, o iškvepiant nusileidžia. Nieko nereikia keisti. Tiesiog susipažįstame su savo kvėpavimu. O dabar pradėsime ritmą. Pasirinksime 4 sekundės. Skaičiuosime iki 4. Jei matote, kad tai yra per daug, galite pradžioje rinktis 3. Taigi įkvepiam 1, 2, 3, 4, sulaikom 1, 2, 3, 4, iškvepiam 1, 2, 3, 4, sulaikom 1, 2, 3, 4. Vėl įkvepiam 1, 2, 3, 4, sulaikom 1, 2, 3, 4, iškvepiam 1, 2, 3, 4, sulaikom 1, 2, 3, 4. Įkvepiam 1, 2, 3, 4, sulaikom 1, 2, 3, 4, iškvepiam 1, 2, 3, 4, sulaikom 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tęsiame tuo pačiu tempu.
Kvėpavimas lėtas ir tolygus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kvėpuojam lėtai ir tolygiai. 1, 2, 3, 4. Sulaikom. 1, 2, 3, 4. Iškvepiam. 1, 2, 3, 4. Sulaikom. 1, 2, 3, 4. Jei mintys nukrypsta, grįžkime prie skaičiavimo. Skaičius padeda išlaikyti ritmą. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tęsime dar kelis ciklus savo tempu. Dabar paleiskim skaičiavimą ir leiskim kvėpavimui vykti taip, kaip jis vyksta natūraliai. Pajauskite, kad sėdite ant kėdės. Atkreipkite dėmesį į vietą, kur kūnas liečiasi su kėde. Pajauskite savo pėdas, kaip jos remiasi į grindis. Atkreipkite dėmesį į rankas, kur jos padėtos, kaip liečiasi su paviršiumi. Kvėpavimas vyksta pats. Jam nereikia pagalbos. Tu tiesiog sėdi ir jauti atramą. Dabar po truputį jau grįžkime. Atkreipkite dėmesį į aplinkos garsus ir grįžkime į patalpą, kurioje esame. Jei akys buvo užmerktos, galite lėtai atsimerkti. Padėkokite sau, kad skyriau šį laiką pertraukėlei ir pasirūpinimui savimi.